Savaitinė Forex rinkos apžvalga pristato Forex faktorius. Praėjusią savaitę bene labiausiai rinkas judinantis įvykis tai buvo Federalinio rezervų banko vadovės Janet Yellen konferencija, kurios metu šiek tiek pagerintos ekonominės perspektyvos, šiek tiek pagerinta darbo rinkos rodiklių prognozė iki metų pabaigos. Yra planuojama, kad bedarbystės lygis smuks nuo 6,1 iki 6,3 tame tarpe procento. Tai yra šiek tiek pagerinta prognozė, tačiau šiek tiek sumažinta BVP augimo prognozė dėl ypatingai prasto pirmojo ketvirčio. Na, pamenate, pirmajame ketvirtyje Amerikos rodikliai tikrai buvo prasti dėl prastų klimatinių sąlygų pagrinde. Tačiau dabar iš tikrųjų pagrindinis variklis rinkoms yra ne Amerika. Visų dėmesys į Europos centrinį banką, kuris priėmė tokius istorinius sprendimus, sumažino palūkanų normas iki rekordiškai žemo lygio, įvedė papildomus monetarinius stimulus. Na ir dabar Liepos 5 konferencijos metu matysime, ar Europos centrinis bankas ruošiasi dar papildomiems monetariniams stimulams. Tai iš tikrųjų centrinis bankas būtų pirmasis iš G7 bankų, kuris naudoja pačią švelniausią monetarinę politiką, labiausiai stimuliuoja ekonomiką. Tačiau greičiausiai Liepos 5 konferencijos metu tikėtis kažkokių tai dar papildomų stimulų yra neprotinga, kadangi centrinis bankas greičiausiai lauks dar keletą 2-3 mėnesius ir pasižiūrės, kaip dabartinės įvestos priemonės veikia ekonominė situacija. Todėl šiuo metu investuotojai po padidinamojo stiklu iš tikrųjų žiūri į Europos rodiklius. Na ir primenu, kad euras doleris gegužės mėnesio pradžios vėlgi suveikė tą taisyklę parduoti sell and may and go away. Yra toksai pasakymas, jisai vėlgi suveikė šį gegužės mėnesį, nes nuo pat gegužės pradžios euras doleris gan ryškiai smuko dolerio atžvilgiu ir tai daugiausia buvo įtakota investuotojų lūkesčių dėl sumažinimo palūkanų normos. Kas ir įvyko iš tikrųjų, todėl rinka šį visą palūkanų normos sumažinimą, tuos stimulus, kuriuos šiuo metu Europos centrinis bankas įvedė, jie yra įskaičiavusi, todėl 1,35 lygis toksai yra svarbus palaikymas šiuo metu euro dolerio porai ir kol kas euras nenori smukti. Tačiau ateinančią savaitę ekonominėje kalendorijoje mes matysime pakankamai daug svarbių pirmos aukščiausios kategorijos rodiklių iš Europos. Tai bus eurozonos užsakymo vadybininkų indeksas už birželio mėnesį, Vokietijos IFO rodikliai labai svarbus, mažmeniai pardavimai, vartotojų kainos, eurozonos pasitikėjimo rodikliai. Iš tikrųjų, greičiausiai ekonomistai nelaukia didelių pasikeitimų rodikliuose, netgi šiek tiek mažesnių rodiklių, kadangi praėjusią savaitę ZEV instituto ir rodiklis, kuris rodo investuotojų pasitikėjimo indeksą, buvo labai prastas. Dėl to greičiausiai eurozonai rodikliai taip pat bus prastesni ir greičiausiai euros doleris bandys patikrinti dar kartelį 1,3500 lygio stiprumą. Jeigu štai šį lygį įveiktų 1,3500, 1,3475, greičiausiai pora galėtų smukti iki 1,33 lygio, būtent iki to Liepos mėnesio 5 dienos. Na, iš tikrųjų, ilgalaikė prasme manom, kad lūkesčiai dėl JAV palūkanų normos didinimo irgi bus vienas iš rinką judinančių faktorių. Greičiausiai Federalinis rezervų bankas neskubės įjungti šios opcijos, kol nebus priverstas to daryti. Todėl euro dolerio smukimas išlieka vis dėlto ribotas ir 1,33 jau būtų, sakykime, maksimalus euro dolerio smukimas, žvelgiant iš dabartinės perspektyvos. Apie tai galite pasiskaityti daugiau mūsų savaitinėme naujienų žurnale, kurį rasite Forex Factor LT tinklalapyje. Praėjusią savaitę taip pat ir Anglijos svaras pramušė tas 2009 metų aukštumas, tai yra 1,700 lygį, tačiau šiuo metu 7,040, 7,050 išlieka stiprus pasipriešinimas ir kol kas tas pramušimas 7,0 dar nėra patvirtintas iki galo. Kuomet valiutų pora įveiks 7,040, 7,050, tada atsirastų iš tikrųjų galimybės, ir kelias valiutų porai kilti toliau iki 1,7300, tai yra viso kritimo, kuris vyko nuo finansų krizės pradžios iki sakykime, 2013 metų, kada pradėjo kilti svaras doleris, tai būtų 50 Fibonacci lygis. Praėjusią savaitę taip pat investuotojus labai stipriai nustebino neįtikėtinai geri rodikliai iš Kanados, tai yra infliacijos augimas, jeigu žiūrint metinę prasme, tai jisai siekia jau 2,3
%, tai yra didžiausias lygis per 2 metus. Na, primenu, kad Centrinis bankas dar praėjusiais metais, šių metų pradžioje tikėjosi, kad infliacija pasieks 2 procentus tik tai 2015 metais. Šiuo metu mes matome jau infliaciją, kuri viršyje 2 procentus, todėl Centrinis bankas bus priverstas imtis papildomų veiksmų, imtis palūkanų normos didinimo arba keisti savo monetarinę politiką. Na ir čia iš tikrųjų Kanados doleris pradėjo brangimą ir greičiausiai artimiausiu metu tęs brangimą. Naujosios Zelandijos doleris jisai praėjusią savaitę šiek tiek smuko, tačiau šitą smukimą daugiau vertinti reikėtų kaip natūralią korekciją, po kurios reikėtų vis dėlto toliau tęsti pirkimus, kadangi Naujoji Zelandija ir toliau ketina didinti palūkanų normas. Australijos doleriui labai svarbios naujienos, tai yra šiąnakt pasirodysiantis Kinijos užsakymo vadybininkų rodiklio indeksas, tai yra iš gamybos sektoriaus, kuris turi pakankamai nemažą poveikį Australijos doleriui. Apie visą tai galite skaityti savaitinėme Forex naujienų žurnale. Na, o dabar pasižiūrėsime iš techninės analizės pusės. Na, iš tikrųjų, JAV dolerio didelio brangimo nereikėtų tikėtis tol, kol stipriai brangsta amerikietiškos akcijos. Amerikietiškos akcijos ir toliau brangsta visų laikų rekordus. Na ir JAV 500 didžiausių bendrovų indeksas, S&P 500 taip pat šturmuoja naujas aukštumas. Iš tikrųjų, amerikietiškos kompanijos pastaruoju metu įsigijimai ir susijungimų skaičius yra, siekia beveik rekordus, kurie buvo 2007 metais. Iš tikrųjų, optimizmas investuotojų labai didelis, investavimas į akcijas tikrai toksai ženklus ir, sakykime, dėl šios priežasties rizikos toleravimas rinkose yra pakankamai nemažas, dėl to dolerio brangimo tikėtis tokioje aplinkoje, būtų tiesiog sunku, būtų tikrai labai keista, jeigu sulauktume labai didelio dolerio brangimo. Tą ir matome, kad doleris tikrai nebrangsta, prieš daugelį valiutų netgi pinga. Amerikietiškos obligacijų pajamingumas, jisai šiek tiek pradėjo didėti, šiek tiek investuotojai pradėjo atsikratyti obligacijų praeitos savaitės pradžioje, tačiau jų paklausa vėl sugrįžo į antrą savaitės pusę ir greičiausiai vėlgi tęsis. Tai vėlgi tas lemtų JAV dolerio pigimą. Iš tikrųjų, pasižiūrėjus euro dolerį valiutų porą, kaip ir praėjusios, kaip ir ateinančios savaitės svarbiausi rodikliai bus iš euro zonos, Amerikos rodikliai daug rinkos nejudins, todėl iš tikrųjų, patarčiau ieškoti short pozicijų euro dolerio poroje, kadangi manau, kad vėlgi euros doleris tikrins 1.3500, 1.3470 palaikymo lygio stiprumą, dar kartelį. Na ir šiuo metu štai šis, matome, judėjimas vyksta platėjančiame kanale. Platėjantis kanalas būtent ir rodo, kad rinkoje yra panašus kiekis tiek bulių, tiek meškų. Dabartinis kilimas tai nėra kylantis trendas, kylantis mikrotrendas, kurio metu reikėtų laukti jo pramušimo žemyn, kad užeiti į short pozicijas vienas iš opcijų. Kita opcija būtų laukti kainos pakilimo link viršūnių. Tai būtų ties kaina 3.620, jeigu 3.620 lygis būtų įveiktas, ties 3.650 sulaukti signalinio baro pardavimams. Pardavėjų tikslas tada tokiu atveju būtų iki šitos mikrotrendo linijos, tai 3.575, ir šį lygį įveikus iki 3.500. Toksai pakankamai neblogas pelno nuostolio santykis, jeigu užeiti ties 3.650. Jeigu rinka įveiktų štai šį platėjantį kanalą, vis tiek labai stiprių pasipriešinimų daug ir greičiausiai rinka perėtų į intervalinį judėjimą, todėl ties 3.675 vėlgi reikėtų sulaukti signalinio baro ir su 2:1, 3:1 pelno nuostolio santykiu ieškoti short pozicijų tuo metu. Kanados doleris viena iš tokių įdomiausių valiutų šiuo metu, kadangi, kaip ir primenu, infliacijos rodikliai pakankamai ženklus. Ir savaitėm Kanados doleris judėjo mažose intervaluose. Čia žiūrime Kanados dolerį, Japonijos jeną valiutų borą. Ir praėjusią savaitę pagaliau rinka išsišovė ir greičiausiai pramušimas bus jau teisingas. Todėl artimiausiu metu palaukti korekcijos ir KJPI viena iš tokių valiutų porų, kurią bene geriausia būtų pirkti. Tai mažiausios korekcijos metu būtų 94,75, 94,50, tai čia būtų vieni iš signalų pirkimui. Pelno tikslai galėtų būti iš tikrųjų iki 95,75, 96,00, tokie pirminiai pelno tikslai. Kadangi ateinančią savaitę bus daug svarbių pranešimų eurui ir, sakykime, Naujosios Zelandijos dolerio, kaip ir minėjau, korekcija prieš dolerį vertinam dabar
dabartinį kritimą, reikėtų ieškoti pirkimo, nes palūkanų normos didinimas. Euro zona daro papildomus stimulus, Naujoji Zelandija mažina stimulus, griežtina monetarinę politiką, dėl to euro ir NZD valiutų poros taip pat viena iš tokių perspektyviausių valiutų porų prekybai šiuo metu. Ir artimiausių metų korekcijos metu reikėtų ieškoti pardavimo pozicijų. Tai artimiausias pardavimas galėtų būti 3650, 35700 ir 5750. 3 galimi pardavimai. Na, stop lossas turėtų stovėti apie 5900, pakankamai ženklus. Na, o pelno santykiai reikėtų statyti, na, taip pat nemažiau kaip 1:1. Tai yra pakankamai didelės tikimybės sandoris. Doleris su Meksikos pesu. Na, iš tikrųjų, Meksikos pesas dabartinė korekcija dolerio prieš Meksikos pesą, tai buvo galima grinai vertinti kaip korekcija, kadangi didieji spekuliantai rinkoje labai ženkliai padidino Meksikos pesų pirkimus. Na ir šiuo metu mes matome, kad čia pasiekus pasipriešinimo lygį buvo labai gražus signalinis baras pardavėjams. Dėl to šiuo atveju bet kokį pakilimą reikėtų naudoti tam, kad ieškoti short pozicijų. Na ir pardavėjų tikslas būtų prieš tai buvusios žemos 12,82. Šiuo kritimu mes matome, kad pardavėjai iki galo neišsikvėpė, dėl to ne iki galo nepasisotino per šitą kritimą, dėl to laukime didesnio kritimo USD MACSN poroje ir dabartiniai pakilimai būtų naudojami tam, kad ieškoti short pozicijų. Tai 13.00 kaina, 13.10 kainoje ieškoti pardavimų, na, o pelno tikslai, pirmas tikslas 12.80. Svaras doleris, kaip ir minėjau, 7.050 yra labai stiprus pasipriešinimo lygis, kurį įveikus atsivertų kelias link kainos 7.300, tai būtų viso kritimo svaro, kuris buvo per finansų krizę, 50 Fibonacci lygis, 7.300, toksai pakankamai stiprus pasipriešinimas būtų svaro dolerio porui ir iki ten, kad kaina kils, yra visiškai realu sulaukti. Todėl dabartinį kritimą nereikėtų vertinti kaip krentantį trendą, tai yra krentanti banga, tai yra tiesiog korekcija, na ir greičiausiai investuotojai ieškos dvigubų dugnų tam, kad nusipirkti. Štai šitoje vietoje bus gera pirkimo galimybė ties kaina 6.980 netoli šitos vietos. Na ir netgi artimiausiu metu pagal 15 minučių grafiką, netgi rinkos atidarimo metu būtų galima jau bandyti nupirkti su 15 punktų stop lossų ir 50 punktų take profitų. Jeigu įveiktų 7.050 iki 7.3 yra realus kilimas. Greičiausiai Londono biržos atidarimo metu pirmadienį rinka bandys įveikti buvusias aukštumas 7.050 ir jeigu pirmadienį tas bus bandoma daryti, greičiausiai pramušimas bus melagingas, dėl to ties 7.050 pirmadienį Londono biržos atidarimo metu dar būtų galima pavadinti ir short pozicijas užeiti. Doleris Kanados doleris, na, Kanada iš tikrųjų neįtikėtinai geri infliacijos rodikliai išėjo ir centrinis bankas greičiausiai turės mąstyti apie palūkanų normos padidinimą. Dėl to šiuo metu mes turime krentantį kanalą, vietos kristi yra iki 1,0675 lygio, todėl dabartiniu metu bet kokią korekciją, minimalią korekciją pagal 15 minučių valandinį grafiką reikėtų išnaudoti pardavimams. Tai artimiausias pardavimas ties 0,775 ir 0,800 zonose. Tai tiek svarbiausių momentų ateinančią savaitę, valdykite riziką ir siekite uždirbti kuo daugiau.